Vis daugiau knygų ir kitų leidinių perkeliama į elektroninę erdvę, internetą. Tai modernu ir tikrai gerokai patogiau negu ieškoti reikiamos informacijos storuose žinynuose. Bet ir tai ne visada patogu. Daug geriau naudotis elektroniniu knygų skaitytuvu. Būtent toks skaitymo būdas sparčiai populiarėja visame pasaulyje. Specialius įrenginius Lietuvoje iki šiol buvo galima įsigyti tik internetu, o dabar ir įprastiniu būdu. Bendrovė 5 kontinentai pirmoji šalyje pasiūlė elektroninį skaitytuvą Handlin e-Reader V3. Paprastai kalbant, elektroninis skaitytuvas tai įrenginys, kuriuo galima skaityti iš kompiuterio standžiojo disko arba interneto atsisiųstas knygas, žurnalus bei kitus leidinius. Kitaip nei analogiški įrenginiai, šis skaitytuvas yra pritaikytas mūsų rinkai. Ne tik vartotojų instrukcija, bet ir meniu yra išversti į lietuvių kalbą. Suprantama, pasirinkti galima ir anglišką, rusišką arba tarkim estišką meniu. Kompaktiškame nedidelėme prietaise yra specialus vadinamasis e-paper ekranas, kuris skirtingai nuo pavyzdžiui nešiojamojo kompiuterio ekrano visiškai nekenkia akims. Skaitytuvas patogus ir tuo, kad kartą įkrovus jo bateriją, energijos pakanka porai savaičių arba maždaug perskaityti 9000 puslapių. Įrenginio komplekte SD atminties kortelė, SD USB jungties adapteris, USB laidas, įkroviklis ir ausinės. Taip, ausinės, kadangi elektroninis skaitytuvas supranta ir tokias bylas kaip MP3. Todėl su šiuo įrenginiu galima skaityti ne tik įprastus tekstus, bet ir klausytis garsinių knygų. Elektroninis skaitytuvas supranta daugelį populiarių kompiuterinių bylų formatų, pavyzdžiui doc, PDF, TXT, HTML ir kitus. O iš viso skaitytuve telpa iki 4 GB informacijos. Naudoti šiuo skaitytuvu labai paprasta. Pirmiausia, internete arba savo kompiuteryje susirandame norimą tekstą. Na, pavyzdžiui šį. Tuomet per USB jungtį prijungiame skaitytuvą prie kompiuterio. Aplankę mano kompiuterį susirandame skaitytuvą ir tuomet į norimą jame esantį aplanką perkeliame pasirinktąjį tekstą. Lietuvoje elektroninį skaitytuvą galima įsigyti 5 kontinentų mokymo centre. Daugiau informacijos apie naująjį įrenginį rasite portale www.5.lt. Skaitykite ir mėgaukitės.